Labas rytas, bičiuliai. Kuo toliau, tuo daugiau susilaukiu komentarų, jog pakalbėčiau apie Citroen C5 ir Cross automobilį. Tai tą šiandien ir padarysiu. Pats asmeniškai turėjau jį, todėl, kaip sakant, papasakot galiu nemažai. Tai visų pirma, pradėkime nuo paties automobilio. Tai SUV tipo automobilis, plentinis suvukas ir galiu pasakyti, kad tikrai malonus daiktas. Man labai patiko jo pakaba pneumatinė, tai važiuoja tikrai minkštai. Plus, pas mane Citroenas buvo realiai pilniausios komplektacijos, todėl gamykliškai jisai išėjo su papildoma garso izoliacija. Tai patikėkit, važiuoji tyliai, maloniai, nesigirdi nei variklio nieko. Dabar, jeigu apie pačius variklius, tai varikliai yra 4 tipų. Tai yra 2 benzininiai ir 2 dizeliniai varikliai. Benzininiai varikliai tai būtų 1,2 turbininis variklis 3 cilindrų. Šito, bičiuliai, daikto nerekomenduoju pirkti. Kodėl nerekomenduoju? Todėl, kad 100 000 bičiuliai nelaiko, pasileidžiate palai per visur ir prasideda kitos rimtos problemos, todėl tą automatiškai variklį teks keisti. Aišku, Citroenas suteikia 5 metų neribotai ridai garantiją. Todėl sakysite, jeigu tarkim perkat naują, tai koks skirtumas, paims jį ir pakeis. Taip, pakeis. Bet vėlgi, jūs sugaišite ką? Sugaišite laiką, nes čia nebus taip, kad paimsim naują variklį ir per ten 2 dienas pakeis. Paliksite tą automobilį kokiam mėnesiui 2 autoservise oficialiam, iki kol tas variklis bus pakeistas. Taip, kad išvengti tokių dalykų, arba tarkim, jeigu perkate tokį automobilį dėvėtą, kas manau dabar visiems ir bus aktualiausia, tai naudotas toks automobilis. Tai kaip ir sakau, 1-2 litro tikrai nepirkit, bičiuliai, nepirkit. Jeigu pastebėtumėt rinką, jūs pamatysite taip pat, kad jie yra žymiai pigesni ir jų yra nemažai parduodama. Kodėl? Todėl, kad niekam nereikia, visi džiaugiasi atsikratę. Kažkas juos superka ir bando, kaip sakant, perparduoti. Tokių variantų, jeigu jau norite benzino, tai imkite tada 1,6 litro. Tai bus tikrai geresnis sprendimas ir tai tikrai bus patvaresnis variklis. 4 cilindrų, kaip sakant, kilavatų berods 133. Aišku, mano galva, sakyčiau, kilavatų tikrai daugokai. Bet vėlgi, tai yra turbininis variklis. Dabar, kas liečia dizelius, tai dizeliai ėjo su 1,5-96 kW, tai būtent toks variantas, kokį aš turėjau, arba 2 litris. 2 litris būtų pats geriausias sprendimas, pats patikimiausias variklio atžvilgiu. Tačiau 1,5, jeigu jį prižiūri tvarkingai, jis taip pat važiuos virš 200 000 be didesnių problemų. Greičių dėžės. Į 1,2 litro ėjo 6 pavarų automatinės dėžės. Tai vėlgi, tai nebus toks geras daiktas, mano galva, kaip kad 8 pavarų automatinės dėžės, kurios ėjo iš tos modelius. Kaip pavyzdys vėlgi, maniškis su 1,5 litro dizeliniu varikliu turėjo japonišką 8 pavarų dėžę. Patikėkit, geras daiktas, važiuoja maloniai, pavaras jungia sklandžiai, greitai, be jokio užlaikymo. Ir ką galiu pasakyti, kad tokius automobilius, kai tikrinu, labai retai randu, kad kažkas būtų blogai su ta japoniška dėžė. Dažniausiai būna problemos su varikliu. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai žmonės daro klaidą, neklauso manęs ir įsirenka būtent su 1,2 litražo varikliu šitą automobilį tikrinimui. Todėl dažnai būna, kad nuvažiuoju ir po patikros juos nuviliu. Nes, kaip ir sakiau, tai nėra patikimas sprendimas ir jo reiktų vengti. Nu, daugiau pats automobilio surinkimas iš tikrųjų yra ganėtinai kokybiškas, daug minkštų detalių. Pas mane, kai buvo su realiai geriausia komplektacija, tai ir sėdynės buvo kelių spalvų, dalinė oda, nes šiaip dažnai jiems eina tiesiog medžiaginis salonas. Kas dar? Labai geras dalykas, distronikas, kas, pavyzdžiui, važiuojate, mėgstate keliauti, važiuojate ilgus atstumus. Tai su šituo automobiliu ilgas atstumas, patikėkit, bičiuliai, vienas malonumas. Įsijungi distroniką,
automobilis pats vairuojasi, pats pasilaiko savo juostą, jums viskas, ką tai reikia daryti, tai uždėti 2 pirštus ant vairo, kad tiesiog automobilis žinotų, jog rankos yra ant vairo. Viskas, jis pats vairuojasi, pats važiuojasi, jeigu ten kažkokia kliūtis ar kažkas jis pastabdosi, prieki pasigauna kitą automobilį, jo greitį ir panašiai laikosi atstumo. Nu, žodžiu, tikrai geras daiktas. Dabar vėlgi pasikartosiu, nes atsiras tokių komentarų, kurie sakys, o tai kodėl jau pardavė, kad toks geras daiktas? Todėl, kad aš važiuoju didelius kilometrus, automobilis yra realiai mano ofisas ir praėjus tam tikram laikui man automobilis atsibosta morališkai, o ne dėl to, kad yra kažkas su juo blogai. Visus automobilius, kuriuos asmeninius esu pardavęs, nei vienas niekada negrįžo su kažkokiom tai problemom, nes aš juos išlaikau. Atsimenat, kaip esu sakęs, kaip prižiūrėsim, taip ir turėsim. Jeigu jaučiate, kad šitas video buvo naudingas, tai neužmirškite pasidalinti. Komentaruose galite parašyti, apie kokį modelį norėtumėte, jog papasakočiau. Na ir kas be ko, paspausti laiką bei paspausti sekti, jeigu to dar nesate padarę. Nes statistika rodo, kad vis dar daug nesekančių žiūrite pastoviai mano video. Negražu taip daryti, tad paspauskite. Ačiū visiems ir gražaus jums šeštadienio.